mes pasilaikom save, palaikymo komandas iš karto ruoškite delnus, tėveliai rinkit vaikus. Ir šis turnyras yra ypatingas tuo, kad tai yra 5. jubiliejinis turnyras. Ir manau, kad jo rezultatai tikrai bus verti to 5 metų jubiliejaus. Ir kaip ir priklauso šitai gražiai šventijai, visų pirma noriu padėkoti šventės draugams, kurie ne tik tai draugiškai palaiko turnyrą, bet iš tikrųjų yra įsteigę labai gerų prizų, kuriais tikrai džiaugsis ir vaikai, ir jų tėveliai. Taigi, didysis mažylių draugas ir HIP atstovas Lietuvoje, Lukas. Kipras susidirbo 1 balą. Kiprui 2 balas. Taigi, matot, Virginijos rankose yra tas aparatėlis, kurio pagalba sužinosi, kas bus 5-ojo turnyro nugalėtojai. Ir dabar trumpai apie taisyklės, kad jūs žinotumėt, kaip reikia elgtis. Jau pradėjau daryti. Šitas takelis, ant kurio mes stovime, jis turi būti pilnai tuščias. Komandos tai yra išlydėjimo komanda, pasitikimo komanda. Gali būti tik tai takelio pabaigoje, čia yra finišas. Ten yra startas, išlydinti stovi čia, pasitinkantį stovi ten. Ant takelio negali būti jokių papildomų daiktų. Mylėkit vaikus, galiu tegul būna 3, bet sveikas. Sutarė, nemėkit jokių žaislų, telefonų, kompiuterių, vaiko už rankų nekrausit, nieko jam nedarykit. Jis turi gražiai, savarankiškai, pradėjo startuoti, finišuoti takelėje vienas. Pasitikti gali tėvelis, išlydėti gali mamytė, viskas tvarkoja, bet takelis yra tuščias. O paskui tie tėveliai, kurie labai aktyviai norės pasireikšti, tai 5 takeliai yra tėvelis. Ir manau, kad kol dar netėjo tas pats didysis pietų miegas, mes, kaip sakoma, pradedam, laiko netempėm ir prie 1-ojo takelio sutarkim, kad 1-asis takelis tai yra kairė pusė, noriu, kad čia būtų tuščia. 1-asis takelis yra skirtas Mira Krivickaitė. Pasitinkam, 1-asis takelis Miros ir kiek apie ją žinom, prašom, mama, čia iš karto vaikutį neša. Tai yra linksma judri mergaitė, bet mama sakė, kad pietums jau yra pasiruošusi. Pietų miegas jau čia. Tai kaip sakoma, 1-uoju numeriu greit startuoja ir rezultatų lauks miegodama. Numeris 2. Tadas Morkūnas. Apie Tadą turim gan daug informacijos. Tadas, aš esu Morkūnas. Prašykit mano tėtį, kad atvežtų pasigalinėti. Taigi, Tadą pagalvoti. Kas galėjo pagalvoti? Numeris 3, Kipras. Prie 4-ojo takelio norime pakviesti sportininką vardu Jonas Klimas. Numeris. Ir dar noriu dabar visiems stebintiems ir žiūrintiems pasakyti, kad yra labai nemažai ir labai neblogų prizų palaikymo komandoms. Taigi norėčiau, kad būtumėt aktyvus ir darytumėt viską aktyviai. Ir dabar dėlėjai sportininkai pasiruošam, atsiprašau labai, komisija kompetentinga pasiruošusi, dėmesio, startuojam! Taigi sportininkas numeris 2, juda į priekį, labai patinka tėtis, mama, neikite takelį, vaiką galioja gazdina. Numeris 2 atsisėda, visi kiti galvoja, kokias tėtis taip vaikosi. Taigi ir turim, numeris 2 pirmasis suveikė, pamoja. Tėti galite ant rankyčių paimti, žiūrėkit, ugnė jau artėja link finišo ir turim ugnę. Numeris 5, toliau juda numeris 2 ir numeris 3. Labai nori yra, nei mama, kompas, nedėnijuktas ir turim numerį 2. Ir tėti dabar pasimkite ant rankų ir ropuojat greitai, parodykit greitį savo. Va, numeris 3 juda. Juda, man galioja traukit, kad finišą. Ir turim numeris 3. Negirdžiu palaikymo, kažkaip visi labai tylūs.
numeris 7. O, jūs komanda iš visų. Ir ką žinom apie Nojų? Naujametį. Žiūrėkit, kaip jis juda, nesupranta pasvarėjai, kuris motorus kietesnis. Kolego, žinok, užmirs, pietų miego ir viskas, ir varžybos baigsis. Ane? Laimingas svarbiausia vaikas, jam tinka ta situacija. Ir plojom gerą finišą lygį. Jis smagus. Ropinėja po namus, nori jis parodyti klasę ir laimėti prizų masę. Taigi, numeris 11 Joris. Žiūrėkit, mama kaip mojuoja. Ir prie antrojo takelio stoja numeris 12 Urtė Radzevičiūtė. Urtė vos prieš savaitę pradėjo ropoti, bet ropojimo greičiu nenusileidžia seniai ropojantiems mažyliams, todėl jie atvyksta nugalėti. Paklausim tėčio, kaip jis turi seniai ropojančių mažylių. Tėti, prašau čia. Ir pasakykit, numeris 12 Urtė. Ir prie trečiojo takelio tas paslaptingasis numeris 13 Adomas. Jau nemažas iš visų, visados ant 4, kur tik reikia nuropojų, geros nuotaikos nestokoju, visą laik su šypsena, net ir gumbas, ne bėda. Numeris 13, kuris tikiuosi šiandien bus labai sėkmingas, tai yra Adomas Čirūra Kazlauskas. Palaikymo komanda, kaip sakoma, ne tik garsi, bet ir graži. Ir judame toliau. Numeris 14. Dovydas. Greitai vaikščiot, nes kol aš ant 4, aš laimėti dar turiu. Numeris 14 Dovydas. Ir paskutinį takelį užima numeris 15 Gabrielius Kazakevičius. Numeris 15. Gabrielė, kas aš esu? Numylėtinis visų. Aš ropoju jau senai, atsistot galiu lengvai. Vyras aš labai stiprus, nugalėsiu jūs visus. Numeris 15 Gabrielius. Ir taip tėčiai mamos paliekam tuščius takelius, judam visi atgal. Tėtis dingsta iš takelio. Sportininkai trečiojo turo pasiruošę ir pasiruošę dėmesio judam. Pažiūrėkit, kažkaip visus sportininkus labiau vilioja svetimi daiktai. Močiutė, eikit iš takelio, nemėtykit daiktų. Žiūrėkit, kaip juda mobilus, tai aš susirinksiu, jeigu niekam jų nereikia, tai aš, kaip sakoma, juos ir susirinksiu, kuo ir mobilius ir visą kitą. Taigi, judame ir turim numerį 11, numeris 11, judam toliau, aš einu rinktis mobiliakų. Takelis tuščias, močiutė pasiūlė žaisliuką. Šito mobilaus nėra, turėsiu abonentą. Judam, Urtė. Judam toliau visi pas dėdę. Dėdė, kokį žaisliuką vaikui, nes pasakykit, kad aukštas šakelio. Ir dėdė žaisliuko neduoda. Numeris 15 eina į bananą. Į bananą duos toj mama atsikąsti, bet mama neduoda. Dovydai. Mama, nekiškit į burną. Nekiškit į burną banano. Ir juda numeris 15, pasitraukit nuo takelio, stabdom. Ir pasitraukit toliau nuo takelio, mama. Ir turim numerį 15. Numeris 12 ir 13 skėrėsi vienas kitur. Čia gal kaip sakoma naujos šeimos pradžia. Numeris 12 jaučiasi kaip plėšė. Atsigulė gražiai. Juda numeris 13.
Tai ne ten, kur reikia. Pasitraukit nuo takelio, neturi vaikas erdvės. Reikia kažkaip baigti. Pasitraukit, leiskit pabaigti. Tėvelis kur? Tėvelis neįdomu šiuo atveju, draugas. Koks ten tėvelis? Su savo... Ir turim, kirtom. Taigi, mamos, gal kaip sakoma, imkite ant rankyčių ropom, pasmėčių. Ropom, mamos, ropom. Mama, kvintunė vadinti geriau. Žiūrėkit, kaip gražiai, kaip prakščiai numeris 12 stūkas. Va, pagaliau tėti vaikas pamatė per tokį stūką. Ir baigiam, Ir turim numeris 12. Nelaiku, bet šiaip gerai atropoja. Ir dabar paskutinysis turas iki finalo. Taigi, numeris 16 prie pirmojo takelio. O kai pabūna užsidaręs batarkį, kaip atsigauna? Gauna žvaigždės, žinokit, Aš tada filmuoju, minutės ir instrumentus nunešiu. Taigi, prašau, viskas įjungta, pasiruošę, jie irgi žinokite, labai neseniai ropojo. Taigi, 7 mūsų tercetas, žvirblis ir zylutė. O visi kiti irgi tikrai neliks nuskriausti. Dabar yra tiesiog kovojama dėl truputėlį vertingesnių prizų. Taigi, takelis tuščias, sąlygos griežtesnės. Jeigu į takelį kas nors išskris arba bus įmesta, tas vaikutis bus diskvalifikuotas. Mamos, tėčiai, vieno momento turiu bičiulį brolį kišenį. Jis pas mane kasmetę ir prarado mano kišenį. Taigi, pasiruošiam. Dėmesio, mama, išlipkit iš takelio nuo pačios linijos. Dėmesio, judam! Ir turim 11 numeris. Numeris 4 mama į takelį griežtai negalima. Numeris 4 juda. Ir dar tėti toliau. Ir turim numerį 4. Turim visus finalistus. Ir dabar paklausuokit, kur mūsų urtė? Yra urtė. Kur tie prizai? Numeris 13 Adomas. O, čia močiutė. Numeris 14 Dovydas. Dovydas atbėga pas Dranglį, prizai jūsų. Numeris 15 Gabrielius. Prie krapliuko močiutė. Taigi, močiučiai, kad būtų, kaip sakoma, lengviau ginti anūkus, tai saldumynų šiek tiek. Matau, mėgsta. Aš norėčiau pasakyti, kad kiek esu mačius konkursų, kuriuose dalyvauja vaikai, šitas yra pats nuoširdžiausias, todėl kad dalyviai nejaučia jokio širdagraužio. Jiems visai nesvarbu, kad jie nepajudėjo nuo starto linijos. Ir tėvai visi džiaugiasi, visiems tai yra nuostabus, puikus, nuoširdus variantas. Žinokit, kad tokių trenerių kaip jūs, tai nebūtų ir tokio konkurso. O jeigu pradedam nuo šaknų, kaip jūs sakėt, nuo domo, taigi sakoma, žinot, kiek ten praeina, kol anūkiai ateina. Močiutė 2008. O, matot,
palaikymo komandas, kurios tikrai neliks be prizų. Ir komisija kaip savo skaičiavo decibelus ir geriausia palaikymo komanda yra pripažinta Adomo palaikymo komanda. Taigi Adomas tegul pats žygiuoja atimti palaikymo komandos prizo. Visa komanda pasirodykit, kokie jūs gražus ir parodykit. Bent močiutė eina, kurgi be močiutės. Prie dramblio močiutė, prie dramblio. Atsisukam ir Barbė Domui parodom. Leiskit pasigirti. Čia mano 4 dukros ir pirmasis anūkas. Močiutė norėjo pasiduosti kelnes 4 dukros ir pirmas anūkas. Taip supratau. Nieko, Nieko, pusę į priekį, teisingai. Ir buvo dar viena palaikymo komanda, kuri buvo lygiai taip pat garsi ir graži, tai yra Kipro palaikymo komanda. Žiūrėkit, Adomas jau iš Kipro varo. Ir pasveikinkim Adomo Kipro palaikymo komandą. Matos, jūs Adomo neįstėjo. Kipro ir Adomo geriausios palaikymo komandos. Toliau buvo vienas turnyro dalyvis, kurį mes norėtumėm pavadinti Ropliukų turnyro 2008 Gerklytė. Kol kas ne Gerklė, bet Gerklytė. Ir tai yra garsiausias turnyro dalyvis numeris 1 Mira. Pirmoji atėjo ir pirmoji parodė, kad turi balsą ir kad nereikia čia šaukt visiems. Taigi Mira numeris 1 turnyro Gerklytė. Sveikinam jūs ir judam toliau. Dabar turėjom vieną dalyvį, kurį, žinokit, taip originaliai čia ropojo, kad nes mes bandėm ten užšulysim pabandyti, bet nieko neišėjo. Jeigu turėsim progą, paprašysim dar kartą pademonstruoti, tai yra originaliausio ropojimo autorius. Tai yra numeris 5 Ugnis. Turnyro originaliausias mama, bet parodykit. Pažiūrėkite, kažkaip užkryžiavusi gražiai koją ropojo, pabandom, galbūt išspausim. Žiūrėkit, matot, koks prakišimas eina. Ar matom? Ir kaip sakoma, už tokį ropojimą tavo vaikas, žurnalas, tavo vaikas skiria net metinę prenumeratą. Taigi, jeigu nuo kitų metų tavo vaikė pamatysite Ugnės ropojimo pamokas, jums metinė prenumerata iš tavo vaiko, skaitykit, švieskitės, žiūrėkit, jau ir stojasi, kokie ropliukai, sako viskas, prizą gavau, galiu parodyti, kaip iš tikrųjų elgiuosi. Sveikinam jūs ir pažiūrėkit, net pats savo pasikloja, tai argi nebus turnyro simpatukų, žiūrėkit. Jis turbūt jums ploja. Ir dabar to ropodamas suprato, kad yra didelis ir gali baigti pėstute. Taigi numeris 4, 4 vietos nugalėtojas Rokas. Kuo toliau, tuo karščiau. 3 vieta. Garbingoji Ropliukų turnyro 2008 3 vieta. Tai yra vėl, žiūrėkit, kiek prizų ir gausit netgi dramblio kopiją. Netgi dramblio kopija, nanukas pasistengė, matau.
diplomas, trečioji vieta ir trečiosios vietos nugalėtojas Jonas numeris 4. Labiausiai džiaugiasi mama, sako, baliu, ne veltui sportavom namie tiek vaiką, turbūt tampė po visus kambarius. Taigi, trečioji vieta Jonas. Prizai ten rasti visko daug ir daug skanaus. Antroji vieta, garbingoji antroji vieta Ropliukų turnyro 2008 antrosios vietos nugalėtojas Joris numeris 11. Nuko prizai, diplomas, garbingas diplomas. Taigi, numeris 2, antroji vieta Joris, paploti dar kartelį. Ir dabar žiūrėkit, kiek prizų. Ir arkliukai, ir kuprinės, ir maišelis su maistu, jau visi žino, kas ten yra. Ir tavo vaiko metų prenumerata. Ir Ropliukų turnyro 2008 nugalėtojas tėčio mėnesiniui džiaugsmui. Tai yra Nojus. Nojus, kaip žinot, gimė sausio 1 dieną. Tėtis taip džiaugiasi, kad vaikui turbūt teko Lašintoje ir Ropo. Taigi rezultatas. Tėti Nojus sodinam ant žirgo ir noriu čia pakviesti antrosios, trečiosios ir ketvirtosios vietų laimėtojus. Kaip sakoma, bus paparacių valanda. Visi prizininkai 1, 2, 3, 4 vietos diplomai rankose. Nematau ko.